būtent šita paroda Dievų miške kalba apie 46 lietuvius inteligentus, kurie atsidūrė Štuthofo koncentracijos stovykloje. 2 pasauliniai karai, galima sakyti, 2 tironai. Vienas sakė, Adolfas Hitleris sakė, kad lietuvių tauta tai yra lašas vandens ant įkaitusio akmens. Stalinas sakė, kad lietuvių tautą pavers tik tai paklusne tarybinę liaudimi, be jokio mentaliteto, be jokios pilietinio proveržio, be jokios pilietinės sąmonės. Ir vieni, ir kiti nieko gero mūsų kraštui neatnešė, nieko gero mūsų kraštui nežadėjo, todėl kad ir vieni, ir kiti vykdė ekspansinę politiką, užkariauti silpnesniuosius. Ir mes, mūsų kraštas, kiti kraštai, jie tiesiog tapo įkaitais, kaip ir šitai 46 žmonės, apie kuriuos kalbame šitoje parodoje. Kodėl taip nutiko? Kodėl būtent 46 žmonės? Todėl, kad prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ir vokiečių Vermantui, veržiantis intensyviai į Rusiją, įsibėgėjus karui, tampa akivaizdu, kad savo jėgomis nebus galima laimėti karo ir prasideda mobilizacija tų kraštų jaunų vyrų. Ir ta mobilizacija palietė 1919-24 metais tuo laikotarpiu gimusius. Ir reikia suprasti, kad niekas nenorėjo išeiti ir kariauti to svetimo karo. Be jokios abejonės, nacių okupacijos laikotarpis, sovietinė pirmoji okupacija davė tai, kad formavosi aktyvios pogrindinės organizacijos, kurios priešinosi. Taigi antinacinė rezistencija Lietuvoje taip pat buvo labai intensyvi. Ir nemažai šitų žmonių, kurie po to atsidūrė Štuthofe, jie įsitraukė į šitą antinacinį judėjimą, agitavo būtent už tai, kad jokių būdų neiti kariauti svetimų karų, kad priešintis ir kad neįsitraukti. Ir iš tiesų tas davė savų vaisių, nepavyko surinkti, nepavyko mobilizuoti. Ir būtent kaip bausmė už tai, kad nepavyko to padaryti, buvo priimtas sprendimas, kad reikia tuomet imti įkaitus, šantažuoti, sakykime, tautą, imti įkaitus ir tai parodyti, kad jeigu jūs mums nepaklūstat mūsų nurodymams, mūsų įsakymams, kentės žmonės. Ir tokiu būdu 43 metais, iš kovo 16 į kovo 17 dieną, buvo pradėti suiminėti būtent šiti žmonės. Tai 23 iš Vilniaus, 17 iš Kauno ir 5 iš Marijampolės, 1 iš Šiaulių. Ir tokiu būdu susidaro 46, tai praktiškai labai skirtingi žmonės. Dauguma jų buvo mokytojai, buvo kunigai, buvo valstybės tarnautojai, buvo kariškiai. Ir jie visi tą naktį buvo suimti ir per Kauną, per Tilžę, per Karaliaučių, per kitas vietas, taip etapais jie pasiekė būtent Štuthofo. Kasgi yra tas Štuthofas? Tai viso labo nedidelis žvejų kaimelis, kuris buvo įtrauktas į tų istorinių įvykių, na, sakykime, tapo tarsi epicentru, kuriame buvo sukurtas toks baisus mirties fabrikas. Štuthofas 35 km nuo Gdansko, 3 km iki Baltijos jūros, apsuptas iš kitos pusės Vyslos ir Vyslos upės intakų, strategiškai buvo labai patogi vieta. Ir būtent todėl jisai labai greitai plečiasi. Nuo 39 metų rugsėjo jis yra kaip civilių belaisvių tokia stovykla, labai nedidelė, bet, sakau, labai greitai pradeda plėstis ir suimamųjų skaičius nepaprastai greitai didėja. Ir 43 metais jisai jau yra 10 000 kalinių talpinanti toks mirties fabrikas su visa kuom, kas ten gali tilpti
toje jo uždaroje teritorijoje, kur niekam nepasiskūsi, niekam nepasiguosi, kas su tavimi vyksta. Vis tik tai oficialiuose dokumentuose yra sakoma, kad iš Štuthofo vežė tuos, kurie dar galėjo persiauklėti. Bet aišku, tai buvo baisi netiesa, nes žmonės tiesiog mirė nuo nepakeliamų darbo sąlygų, nuo nepakeliamų gyvenimo sąlygų, nuo išsekimo ir be abejo žmogžudystės tų pačių prižiūrėtojų, kurie prižiūrėjo kalinius. Tai buvo įprasta kasdienybė. Tai va su tais dalykais ir susiduria mūsų 46 lietuviai, kurie ten atsiduria. Ir labai greitai jie yra atsidūrę Štuthofe, įtraukiami į sąrašus, gauna kalinių numerius, vėliau jūs čia galėsite prieiti ir įdėmiau pasižiūrėti. Na ir prasideda ta kova už būvį, ta kiekvieną dieną, kaip išlikti, kaip išgyventi, kaip išsaugoti savyje tą tokį žmogiškumą, kada aplink vyksta vien žvėriški dalykai. Ir nuo 43 metų kovo, konkrečiai 26 dienos, kada lietuviai jau pasiekė Štuthofo koncentracijos stovyklą, iki praktiškai 43 metų birželio 7 dienos arba mirė, arba buvo užmušti 9 iš tų 46. O tie likusieji, dauguma jų gulėjo ligoninėje, todėl kad dėl antisanitarinių sąlygų ir kadangi tiek daug žmonių tuose barakuose, tai ėjo dėmėtosios šiltinės ir dezinterijos infekcijos, ir tai buvo pagrindinės tokios infekcijos, kurios išguldydavo praktiškai ištisus barakus. O kadangi visa medicininė sistema praktiškai tokia buvo neveiksni absoliučiai, tai kiekvienas susirgęs, praktiškai būdavo pasmerkiamas, nes kalinys anaiptol nebuvo laikomas žmogumi, kurį reikia išgydyti, išsaugoti, kad jis kad iš jo dar galima kažko tikėtis ateityje. Tai tos netektis buvo milžiniškos. Kitas dalykas, kas veikia koncentracijos stovyklos kalinius, tai tie vaizdai. Tai žvėriški vaizdai, kuriuos jie matydavo, kaip prižiūrėtojai tiesiog akivaizdžiai niekindavo, žemindavo, mušdavo arba netgi užmušdavo kitus kalinius. Taip pat kaip įprasta kasdienybė buvo badas ir prasimanyti maisto, ką suvalgyti. Ir prižiūrėtojai dėl kąsnio maisto galėdavo iš tų kalinių tyčiotis pačiais įvairiausiais būdais. Na ir nėra abejonės, kad ir tie likę 36 gyvi lietuviai, kad laikui bėgant jie būtų taip pat arba mirę nuo ligų, arba užmušti, arba kažkaip kitaip netekę tos savo gyvybės, bet tų pačių 43 metų gegužę jie buvo perkelti iš vieno bloko į kitą sekciją, kur sąlygos buvo santykinai geresnės. Matyt, būta kažkokių tai tam tikrų specialių susitarimų, kad juos dar reikia išsaugoti, galbūt jie bus dar nacių režimui kažkuo naudingi ir jie jais pasinaudos. Ir būtent tas perkelimas ir lėmė, kad tie žmonės išliko. Jie išliko gyvi iki 45 metų, todėl kad toje sekcijoje jau gyvenimo sąlygos buvo geresnės ir jie galėjo pasiųsti žinią artimiesiems ir netgi gauti siuntinių. Ir tas tarsi lėmė, kad toje aplinkoje tos gyvenimo sąlygos pagerėjo. Tuo tarpu čia aplinkui vyksta Antrasis pasaulinis karas, jėgų pusiausvyra jau yra pasikeitusi ir sovietai jau gena vokiečius atgal. Na ir 45 metų sausio pradžioje aišku, kad vokiečiai turės trauktis, o traukdamiesi jie evakuoja ir iš koncentracijos stovyklų likusius kalinius. Ir Štuthofo koncentracijos stovykloje ta evakuacija praktiškai pirmosios žinios apie tai, kad stovykla turės būti evakuota, yra 1945 m. sausio 12, o sausio 25 dieną jau rikiuojami kaliniai į kolonas po 1000 ir prasideda taip vadinamasis mirties žygis. Tuo metu kaip tyčia ir šaltis, ir pūgos, ir praktiškai kas kolonoje nusilpsta,
kas nukrinta, tą tiesiog esesininkai nušauna ir palieka grioviuose ir taip kolona juda. 45 metais sausio mėnesį iš Štuthofo pajuda per 11 000 kalinių varomų. Lietuviai, likusieji lietuviai patenka į pirmąją koloną, į pirmąjį tūkstantuką tą vadinamąjį. Ir iš esmės tą galutinę stotelę, tą išlaisvinimą iš tos 1000 kolonos pasiekė tik kiek daugiau nei 200. Tai reikia suprasti, koks tai buvo mirtingumas ir koks tai buvo išsekimas. Tais snieguotais keliais per tą šaltį tai apsirengę tik tuo, kad turi, jie buvo varomi po keliasdešimt kilometrų per dieną. Ir ne tik lietuviai, bet ir visos kitos, visų kitų tautybių kaliniai, kurie sulaukė to, taip sakant, tos evakuacijos. Ir iš esmės prisiglausti tai nebūdavo kur tose tarpinėse stotelėse, prasidėjo tokia kova su laiku, kova už būvį ir kaip išlikti. Ir, na, kaip jau ir minėjau, mirtingumas pakeliui buvo vėlgi nepaprastai didžiulis, o tie, kurie parkrisdavo ir nebeturėdavo jėgų eiti, tai praktiškai būdavo sušaudomi vietoj ir kolona judėdavo toliau, nes pasilikti buvo negalima. Na ir turbūt tarp šitų 46 lietuvių norėtųsi įskirti vieną, tai būtent kunigą Alfonsą Lipniūną. Iš tiesų, 46 lietuvių grupėje buvo 2 kunigai, tai Stasys Yla ir kunigas Alfonsas Lipniūnas. Ir šitoje parodoje mes jiems skyrėme paskutinius stendus, nes galbūt teko girdėti, dabar kaip tik yra kunigo Lipniūno beatifikacijos byla, tam, kad jis būtų paskelbtas palaimintuoju. Ir kodėl kunigas Alfonsas Lipniūnas? Gimęs 1905 metais, 1930 tapęs kunigu ir kunigavęs Panevėžio vyskupijos skirtingose bažnyčiose, nepaprastai daug dėmesio skyrė jaunimui. Dirbo su jaunimu, su ateitininkais, su jaunais būsimais pedagogais, o 39 metų rudenį Lietuvai atgavus sostinę Vilnių, jisai yra paskiriamas į Vilnių ir atvyksta į Vilnių ir vėl toliau dirba su jaunaja karta, nepaprastai didelis savo krašto mylėtojas, patriotas ir daug dėmesio skiria jaunimo ugdymui, vėlgi tiems patiems ateitininkams. Vilniuje tuo metu tai buvo tikrai labai svarbu. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui jis įsitraukė įvairius komitetus, kurie padeda karo pabėgėliams, šelpia, globoja. Na ir prasidėjus nacių okupacijos laikotarpiu, be abejo, kad Alfonsas Lipniūnas įsitraukė į tas pogrindinės antinacinės organizacijas ir turi labai aiškę savo poziciją nacių atžvilgiu. Ir jis buvo perspėtas, kad jį gali suimti, nes jisai buvo nacių sekamas dėl savo pamokslų, dėl to, ką sako viešai. O reikia suprasti, kad kiekvieno okupacinio laikotarpio metu žmonės, kurie aplink save telkė ir kurie ypatingai aplink save telkė jaunus protus, jie yra pavojingi režimui, koks jisai bebūtų. Todėl, kad tai yra autoritetas, kurio klauso ir kurio įsiklauso. Taigi, kunigas Alfonsas yra suimamas ir kartu su 46 atsiduria Štuthofo koncentracijos stovykloje. Ir labai gaila, kad praėjęs visą tą baisumą, tos keletą metų išgyvenęs, vis tik tai 45 metų kovo 28 dieną jisai miršta pakeliui, nes užsikrėtė dėmėtąją širtinę, praėjęs, jau galima sakyti, visą mirties žygį. Jis miršta pakeliui Kutske, ten yra palaidojamas ir praktiškai jo palaikai Lietuvą parvežami 1989 metais. Kunigą Alfonsą Lipniūną labai gerai prisimena tie, kurie buvo kartu su juo, prisimena kaip žmogų net ir tomis sudėtingomis sąlygomis stengusis padėti savo artimui, šalia esančiam, kad jis tuo kunigu išliko ir toj savo tarnystėje išliko tomis nežmoniškomis sąlygomis. Ir visada stengiasi padėti kitam ir kas dar unikalu,
sunkiai suvokamomis sąlygomis, kokiamis ten teko jiems visiems būti, jis kiekvieną dieną stengdavosi aukoti šventąsias mišias. Pavykdavo, nepavykdavo, sutrukdydavo, nesutrukdydavo, čia galbūt tokie, sakykime, kasdienos niuansai. Bet būti tuo pavyzdžiu kitiems šalia esantiems. Nes kada atsiduri tokioje situacijoje, labai svarbu turėti tą atramos tašką, turėti tą žmogų, kuris tau tokioj nežmoniškoje aplinkoje pasakytų kažką gero, atrastų pasakyti kažką gero, teiktų kažkokios vilties. Na ir kas turbūt dar unikalu, kadangi mes rengėm šitą parodą, mes labai nemažai bendradarbiavom su Štutgofo muziejumi ir taip pat su Panevėžio vyskupijos kurija. Tai po visų pristatymų labai kviečiu prieiti ir pasižiūrėti, nes tuose stenduose galėsit pamatyti autentiškų kunigo Alfonso Lipniūno daiktų, kurie išliko, kuriuos jis saugojo, tie žmonės, pas kuriuos jisai prisiglaudė. Tai tikrai yra nepaprasta vertybė mums. Ir taip pat čia galima pamatyti jau Štutgofo muziejaus fondų, sakykime, ir to mirties žygio schemas, ir sakykime, autentiškus dokumentus, tai yra tie žurnalai, kuriuose buvo surašyti, reiškiasi, mūsų politiniai kaliniai, taip pat kalinio Štutgofo koncentracijos stovyklos kalinio švarką, kaip jisai atrodė, ir galbūt dar kažkas, kas kristų jums į akis. Na ir tikrai labai, kaip parodos autorė, labai džiaugiuosi, kad paroda yra paklausi, kad ji keliauja po Lietuvą ir kad šiandien mes turėjom galimybę ją pristatyti jums čia Jurbarke. Tai ačiū Jums labai. Kai padarai parodą, visada yra tas noras, kad paroda keliautų ir kad kuo daugiau žmonių ją pamatytų. Tai labai džiaugiamės, kad turėjom galimybę parodą pristatyti Jurbarke. Na, o šiemet dar keliausime į Lazdijus, į Lazdijų Laisvės kovų muziejų, o vėliau keliausime į Marijampolės krašto muziejų. Tai kelionė nesibaigia, visada esam kelyje. Kadangi Okupacijų ir Laisvės kovų muziejus jau daug metų rengia kilnojamasias parodas, kurias ir lengva transportuoti, ir lengva eksponuoti, tai tikrai galim pasidžiaugti tuo, kad muziejaus parengtos parodos yra paklausios ir keliauja per Lietuvą ir ne tik per muziejus, bet ir po švietimo įstaigas, po kitas kultūros įstaigas. Ir mums tikrai labai malonu, kad mes galime nešti tą žinią, nešti tą informaciją, kuri yra labai svarbi, nes visos mūsų parodos yra susijusios su tuo ilguoju okupaciniu laikotarpiu. Parodos yra tematinės ir kiekviena paroda yra skirta tam tikram istoriniam faktui įprasminti. Yra parengta nemažai parodų, kurios yra susijusios su partizaninio karo tematika, taip pat nemažai yra parodų, kurios yra susijusios su Lietuvos gyventojų trėmimais, kalinimais lageriuose. Taip pat turime, sakykime, tokių atskirų temų parodų, kaip kilnojamoji paroda skirta vilko vaikams. Taip pat turime parodų, kurias mes esame parengę bendradarbiaudami su kitų, sakykime, valstybių muziejais, archyvais. Pastaruoju metu nemažai padarėme parodų susijusių su įvykiais Ukrainoje. Ir bendradarbiaudami su Ukrainos muziejais esame parengę 3 kilnojamas parodas, kurios yra susijusios su dabar Ukrainoje vykstančiu karu arba su Ukrainoje taip pat vykusiu ginkluotų pasipriešinimu, taip pat holodomoru. Artimiausiu metu, būtent jeigu grįšime prie parodos Dievų miške, tai artimiausiu metu jau balandžio mėnesį būsime Lazdijų krašte, o vasario mėnesį kilnojamoji paroda skirta partizanui Antanui Lukšai Arūnui
bus pristatyta jau mano minėtam Marijampolės krašto muziejuje.